Jonavoje lankėsi ministrė Monika Navickienė. Savivaldybėje domėjosi rajono socialiniais reikalais, lankėsi pabėgėlių priėmimo centre, atidarė regioninį karjeros centrą. Rukloje esantis pabėgėlių priėmimo centras bene karštasis taškas, jeigu galima taip išsireikšti čia Jonavoje, galbūt kažkokių tais pokyčių numatote šiame centre? Aš visų pirma, tai labai norėčiau pasidžiaugti tuo, kad centras čia yra ir jo vadovybė ir tai, kad mes ir esant sudėtingom aplinkybėm, tada, kai didelis antplūdis būna žmonių, sugebame susitvarkyti ir kad esam pasiruošę, turim algoritmus, kaip veikti pabėgėlių integracijos prasme, tada, kai jų yra mažiau. Turime puikiai veikiančias programas, motyvuotus darbuotojus. Be abejo, draugė su Vidaus reikalų ministerija dirbame, kad atsirastų bendra agentūra susijusi su pabėgėlių integracija į visuomenę. Dabar tai ir vyksta diskusija tarp institucinė, turėsime diskusiją ir parlamente, nes norisi, kad visos kompetencijos, kurios yra sukauptos ir per nelegalią pabėgėlių krizę, ir per karo pabėgėlių iš Ukrainos priėmimą, kad atrastų tokį kaip vieną jungtinį algoritmą, kaip mes kaip valstybė veikiame. Ir man atrodo, kad Rukloje esantis pabėgėlių priėmimo centras yra ta kertinė mūsų kompetencijų ašis, kuri galėtų ir diktuoti tą visą agentūros principą.